Sveiki visi! Šiandien kalbėsim, kaipgi tapti apmokamų traderiu būtent per TopStep. Kodėlgi TopStep? Todėl, kad TopStep jau gyvuoja nuo 2012 metų ir yra vieni geriausių futures tradingmo pro firmų. Aš manau, kad jie turi geriausias taisyklės, kaip tapti apmokamų traderiu ir geriausią išmokėjimo politiką. Todėl pradėkim. Taigi, kad taptum apmokamų traderiu per TopStep, tau reikės praeiti Trading Combine. Trading Combine yra mokymosi ir vertinimo programa futures sandorių prekiautojams. Prekiautojai auga ir išbando savo įgūdžius su demo accountu, o pasiekę tam tikrus prekybos tikslus gauna finansavimą. Trading Combine propaguojama disciplina ir įpročiai yra naudingi bet kokio lygio prekybininkams. TopStep turi vienintelę pagrindinę taisyklę, kad tapti apmokamų traderiu. Tai yra neprarasti maksimalaus leistino limito. Jeigu ši taisyklė bus pažeista, jūsų sąskaita bus netinkama finansavimu. Tačiau galite bet kada resetinti accountą už tą pačią sumą, už kurią pirkote challenge'ą. Maksimalus leistinas praradimo limitas yra skirtingas kiekvienam accountui. Taigi 50 000 perkamosios galios accountui $2000, 100 000 accountui $3000 ir 150 000 accountui $4500. Taigi, mūsų tikslai – pasiekti ir išlaikyti pelno tikslą. Pelno tikslai yra $3000, $6000 ir $9000. Nuoseklumo tikslas, kuris matuoja prekybininko gebėjimą gauti pakartotinį pelną valdant riziką. Norint išlaikyti Trading Combine, geriausia diena turi būti nedidesnė nei 50% pelno tikslo. Taigi, jeigu kalbame apie 150 000 accountą, tai mūsų pelno tikslas yra 9000 ir per vieną dieną mes negalime uždirbti daugiau nei pusę šios sumos. Tai yra $4500. Jeigu mes tą sumą viršysim, ta suma prisidės prie mūsų pelno tikslo ir mums reikės daugiau uždirbti, kad pasiektume tikslą. Neviršykite dienos nuostolių limito, kitaip jūsų sąskaita bus deaktyvuota tą prekybos dieną. Dienos nuostolių limitai yra 50 000 accountui $1000, 100 000 accountui $2000 ir 150 000 accountui $3000. Jei laikysitės šių parametrų ir pasieksite bei išlaikysite pelno tikslą ir nuoseklumo tikslą, pereisite prie Express Funded accounto. O dabar pakalbėkim, kągi reiškia šitie 50, 100 ir 150 000 perkamosios galios accountai. Tai reiškia, kad mes turim galimybę maksimaliai nusipirkti 5, 10 arba 15 futures kontraktų. Kaip pavyzdys, jeigu treidinam Nasdaq ir pažiūrėtume Interactive Brokers, vienas kontraktas kainuoja beveik $15,000 dieniniai prekybai. Tai 15 kontraktų gautųsi virš $200,000 reiktų, kad galėtume tokią perkamąją galę turėti. Bet jeigu pasižiūrėtume į brokerius, kurie yra orientuoti būtent į futures prekybą, tokius kaip AMP Futures, dieniniai prekybai Nasdaq vienas kontraktas kainuotų $1000. Tai reiškia, kad mes gauname $15,000 accountą. O jeigu treidintume auksą, tai aukso dieniniai prekybai vienas kontraktas kainuoja $1950. Tai su mūsų 15 kontraktų, tai jau gautųsi $30,000. Reikėtų $30,000 accountų, kad galėtume tie kontraktų nusipirkti. Esmė tai, kad mes negaunam to 150 000 perkamosios galios, bet tikrai gaunam didelį kapitalą treidinimui. Kainos ir Express Funded accountas. Čia galite matyti, kiek kainuoja kiekvienas accounto challenge'as ir jeigu praeinate challenge'ą, nepriklausomai nuo accounto dydžio, jums reikia sumokėti vienkartinį aktyvavimo mokestį, kad gauti Express Funded accountą. Tai yra $150. Express Funded accountas yra vis dar demo accountas, bet pagrindinis skirtumas yra, kad mes iš jo jau galėsime išsiimti pinigus. Pagrindinė taisyklė – nepasiekite savo maksimalaus pralošimo limito. 2, 3 ir 4,5 tūkstančio. Kad galėtume naudoti pilną
akaunto pajėgumą, visus kontraktus, mes turėsime naudoti Scaling Plan. Scaling Plan yra toksai planas, kad kol mūsų akauntas yra žemiau $1500, mes tik galim naudoti 3 kontraktus. Kai akaunto balansas kyla, mes galim pradėti naudoti vis daugiau kontraktų. Lentelę galite pamatyti čia. Mes vis dar turim savo daily loss limitą, $1002 ir $3000 priklausomai nuo akaunto. Pagrindiniai skirtumai tarp Trading Combine ir Express Funded akaunto yra tie, kad Express Funded akauntas neturi mėnesinio mokesčio, tas $150 aktyvavimo mokestis yra vienkartinis ir daugiau jokių mokesčių neturi. Kitas dalykas, nebeturim nuoseklumo tikslo. Tai reiškia, kad per dieną galime uždirbti kiek norime. Mes nebeturime reseto, tai reiškia, kad jeigu sudeginam šitą akauntą, turim pradėti visą challenge iš naujo. Ir mes nebeturim pelno tikslo. Reiškia, šitas akauntas jau yra kaip ir tikras akauntas ir jį galim auginti tiek, kiek norime. Na ir smagioji dalis - išmokos. Pirmi $10,000 yra nemokami, o po to dalinatės su Top Stepu. 90% pasiliekate savo, o 10% pasilieka Top Step. Kad gautumėte išmoką iš Top Stepo, jums reikia surinkti 5 laimėtas dienas. Laimėta diena skaitosi, kada jūs ją užbaigėte su $200 ir daugiau. Pavyzdžiui, jeigu treidinote 10 dienų ir kas antra diena buvo laimėta, tai per 10 dienų surinkot 5 laimėtas dienas ir tada galite prašyti 50% surinkto pelno. Tai jeigu ta kas antra diena buvo, sakykime, po $300 pliuse, tai per 5 dienas surinkote $1500, taigi galite prašyti $750 išmokos. Ir čia ateina labai svarbus momentas, neskubėkite savo išsimokėti. Kadangi jūs vis dar turite max loss limitą, jeigu kalbėtume apie $150,000 akauntą, tai sakykime, turime $4,500 max loss limitą. Kai tik tai pradedam Express Funded akauntą, mes jį pradedam su $0. Reiškia, mes turime vietos iki minus $4,500, kad sudegintume tą akauntą. Jeigu surenkame per 5 dienas, sakykime, $1500 ir paprašome išmokėjimo, tai gauname $750 ir $750 lieka akaunto pliuse. Bet po pirmo išmokėjimo mums iš karto max loss limitas pasidaro ties 0. Reiškia, jeigu nukrentame iki 0 arba žemiau, iš karto yra uždaromas akauntas. Todėl, jeigu nesurinkate, sakykime, dvigubai tos sumos, kuri yra max loss limitas, šiuo atveju $9,000 ir tai, manau, neverta išsiminėti pinigų, nes prarasit savo max loss limito tarpą $4,500. O kai surinkate 30 laimėtų dienų, galite prašyti išmokėti 100% savo akaunto, bet tada akauntas bus uždarytas, nes nukrisite iš karto į 0 į max loss limitą. Iš viso galite turėti 3 Express Funded akauntus, o kai ateina laikas, Top Step patys susisiekia su jumis, kada perkelti jūs pilnai į live akauntą. O dabar atsidarykime pilnai naują Trading Combine ir pasižiūrėkime visus žingsnius. Pasirinkame norimą akauntą, pasirinkame platformą, su kuria norime tradinti jį. Šį kartą pasirinksiu Tradovate, kadangi norėsiu prijungti Tradovate prie TradingView ir šitą akauntą tradinsim per TradingView. Ir volia, nusipirkome naują Trading Combine $150,000 akauntui. Taigi, štai kaip atrodo mūsų dashboardas. Taigi, greit apžvelkime lentelę, kaipgi viskas vyks. Čia yra mūsų profit targetas $9,000. Mūsų pradedantysis balansas $150,000, mūsų daily loss limitas $3,000 minus ir mūsų max loss limitas minus $4,500. Mūsų balansui bekylant aukštyn, daily loss limitas ir max loss limitas seks iš paskos, bet jeigu mūsų balansas kris, jie liks savo vietoj.
tai reiškia, kad mes artėsim link savo max loss limito. Bet max loss limitas nekils aukščiau nei mūsų pradedantysis balansas, kuris yra $150,000. Tikiuosi, šis video jums paaiškino, kaip tapti apmokamų traderių per Top Step ir sukūrė jums kažkokią naudą. Jeigu taip, prašau, palaikinkit jį, pakomentuokit ir pasidalinkit su draugais. Ačiū ir geros dienos.